Labas rytas autopiloto žiūrovai. Džiaugiamės įsibėgėjančiu pavasariu ir džiaugiamės, o galbūt nelabai, na čia jau pažiūrėsime vėliau, ir dar vienu naudotu automobiliu, apie kurį šiandien papasakosiu. Ir tai yra štai šis pirmosios kartos Opel Grandland X. Šis modelis turi labai daug bendrų bruožų kartu su prancūziškais Citroën C5 Aircross ir Peugeot 3008 bei 5008 modeliais. Bet žinoma, Opelis pasižymi ir tam tikromis savitomis savybėmis, apie kurias šiandien jums ir papasakosiu. Pirmos kartos Opel Grandland X rinkoje pasirodė ne taip seniai, 2017-aisiais. 2021-aisiais jis buvo atnaujintas ir tuo pat metu nuo pavadinimo nukrito X. O antros kartos modelis debiutavo šiemet, tik kažkaip nepastebėjome. Grandland X buvo pradėtas kurti tuo metu, kai Opel dar priklausė amerikiečiams General Motors. Tačiau gamyba pradėta, kai vokiečių gamintoją perėmė prancūzai, tuomet dar PSA Peugeot Citroën koncernas. Kadangi Opel pateko po prancūzų sparnelių, į Grandland X buvo montuojami Peugeot ir Citroën modeliuose sutinkami varikliai. Benzininiai 1.2 bei 1.6 litro su 130 ir 180 arklio galių, o dyzelių 3, 1.5 siūlanti 130, 1.6 su 120 arba 2 litrų varikliai su beveik 180 arklio galių. Taip pat buvo ir dvi iš tinklo įkraunamos hibridinės versijos, su 224 arklio galiomis arba 300 versijoje su visų varančių ratų pavara. Bandomas Grandland X turi dyzelinį 1.6 litro dyzelinį variklį su 120 arklio galių, priekiniais varančiais ratais ir automatinė greičių dėžė. Derinys, kuris skirtas važiuoti ir tiek. Pavarų dėžė veikia lėčiau nei dvigubos sankabos automatai, bet pavaras perjungia švelniai ir beveik nejuntamai. Variklio galios pakanka, kad neatsiliktų nuo kito eismo dalyvių, bet kad per daug tikrai nepasakytum. O važiuojant didesniu greičiu ir norint pagreitėti, variklis tai daro su mažu entuziazmu. Važiuoklė minkšta, komfortiška ir šiuo atžvilgiu Grandland X labiau primena Citroën, o ne Peugeot. Ir tai reiškia du dalykus. Kelio nelygumai sugeriami puikiai, bet posūkiuose kėbulas vyruoja, o tai nesuteikia daug pasitikėjimo bei užtikrintumo. Važiavimo atžvilgiu šis modelis yra geras pasirinkimas mėgstantiems važiuoti ramiai ir ekonomiškai, nes degalų sąnaudos 100 km mieste gali siekti mažiau nei 8 litrus, o užmiestyje mažiau nei 6. Viduje šį Opel Grandland X pirmiausiai norisi palyginti su jo giminaičiais prancūzais, tai yra Citroën ir Peugeot. Ir jeigu palygintume su jais, tai Opelis iš visų jų atrodo toks santūriausias, pats paprasčiausias ir, na, toks neįdomiausias. Labai buitiškas, paprastas ir be jokių kažkokių keistenybių. Štai, pavyzdžiui, vairas. Apvalus, paprastas, ne kaip Peugeot, kuris yra nukirstas, mažas ir ganėtinai žemai. Pavyzdžiui, Citroën C5 Aircross gali pasižymėti labai komfortiškomis minkštomis sėdynėmis, tuo metu šiame Opelyje jos yra kietos, standžios ir beveik neturi jokio šoninio prilaikymo. Kalbant apie automobilio ergonomiką, tai čia yra lietimui jautrus ekranas. Nepasakyčiau, kad juo naudotis yra ypatingai patogu, nes jis lyg ir neturi tokio bendro meniu, kai kurios funkcijos yra paslėptos ganėtinai giliai. Kalbant apie interjero medžiagų kokybę, tai šis automobilis tikrai nebuvo kuriamas kaip šios klasės lyderis, nes daug kieto plastiko, čia galbūt truputėlį malonesnės medžiagos, tačiau labiausiai visą reikalą gadina prancūziška surinkimo kokybė. Pavyzdžiui, durelių apdaila. Čia viskas kliba, netgi skleidžia tokius nelabai malonius krebždėjimo garsus ir tai tikrai, netrodo labai solidu. Taip, kad apskritai tai yra toks lyg ir paprastas, buitiškas, neypatingas automobilis, kuris, turėtų tikti daugeliui, bet toli gražu nėra pats geriausias savo klasėje. Bandomas modelis yra įveikęs beveik 120 000 km, kurie didelės neigiamos įtakos nepadarė. Vienintelis akivaizdus nusidėvėjimo ženklas tai guminis pastovaus greičio palaikymo sistemos valdiklis ant vairo, kuris atrodo dirbo daug ir iš jo likęs tik prisiminimas. Bet daugiau nieko. Apskritai tai praktiškas automobilis, siūlantis pakankamai vietos sėdintiems gale ir daugiau nei 500 litrų talpos bagažinė. Nieko išskirtinio, nei labai blogai, nei ypatingai gerai.
Patikimumo atžvilgiu kai kuriuos gali gąsdinti 1,6 litro dyzelis. Bet tai ne Opel variklis, kuris turi rimtų problemų dėl grandininės pavaros, o Peugeot gamybos variklis, kuris gerokai patikimesnis ir ilgamžiškesnis. Tačiau dyzeliniai modeliai su AdBlue sistema visgi turi trūkumų ir neretai būtent tai verčia keliauti į servisą remontui. Taip pat nemažai vairuotojų skundžiasi smulkiomis elektronikos problemomis, pradedant neveikiančių išorinių galinio vaizdo veidrodėlių šildymu, baigiant klaidomis variklio valdymo kompiuteryje, dėl kurių įsijungia avarinis režimas. Jeigu norite vokiško automobilio su prancūziškais genais, kas yra toks keistas poreikis, bet tebūnie, tai šis Opel Grandland X yra, puikiai atitinkantis šį poreikį automobilis. Šiandien mano šis bandomas modelis yra parduodamas longo.lt, kurį šiuo metu įvertintas 16 600 eurų. Opelis pagamintas 2018 metais, turi 1,6 litro dyzelinį variklį, automatinę pavarų dėžę ir yra įveikęs nepilnų 120 000 km. Jeigu norėtumėte įsigyti šį automobilį, tai Longo jums pateiks visą pilną jo istoriją nuo pat tada, kai jis buvo nupirktas naujas, iki dabar, kol galbūt atiteks jums į rankas. Be to dar bus suteikti ir nemokama 60 dienų arba 3000 km garantija. Opel Grandland X yra vienas iš tų modelių, kuris nesiūlo nieko daugiau nei reikia ir nieko įdomaus ar išskirtinio. Deja, nesiūlo jis ir aukštos kokybės. Bet jei automobiliui nekeliate aukštų reikalavimų ir jums svarbiausia, kad jis važiuotų komfortiškai bei siūlytų pačias reikalingiausias funkcijas, Grandland X gali ne tik tikti, bet ir patikti.